ekspertas. Sarkys suodė, lėkė į morgą. Sakė, kad byla pas mus. Ar tik mes jo nenuvertinam? Atkaklus. O buvo sakyta, prisės skylę. Nesuprato. Su Raibužiu reikia viską baigti. Čia pagal jo direktyvas laksto. Nėra ko jaudintis. Viskas pagal planą. Einam į posėdį. Ferdinandikai, tu jau čia? Namučiai. Ne. Iglė jau parvažiuoja. O. Kaip tau sekės? Visaip. Kaip suprast visaip? Pasakysim taip, permainingai. Aha, karoči, nu ką, paskambinau. Vat, man iš karto yra geltė. Ne. Šio, ką daryt, Ferdinandai? Reiškia, reikia būtinai pas juos važiuoti teisingai, kad žmogų akis pamatyt, kad pajaus, kad chemija atsirastų, ne? Aš nuvažiavau, pasiėmiau su savim Jurką, žinai, taip, dėl kompanijos. Vat, atvažiav ir mum ten prikyn, į akis, ne, dafiga darbo, atvažiuokit per 2 mėnesius. O kaip, bet matai, kas yra matrica? Matai, kaip pajutau? Jūranička surado, reiškia, su direktorium bendrų pažįstamų ir vat mes atsisėdom gert kavą. Tai sutarėt, ar ne? Aš užsisakiau arbatą. Aha, taip, reikėjo, reiškia, duot saujelę biškį iš viršaus dar pinigėlių ir dabar vaikšto visi su liniuotėm po mūsų fabriką ir viską ten liniuoja. Tai kada bus? Už savaitės. Matai, jomajo, čia su saliami buvo paprasta, ne? Ten surandi kokį nors namuką, ten fazendačką, kur nors miškiukę, paėmė porą ventiliatorčikų ir pakatyla. O čia, kaip, matai, procesas, čia viskas, blin. Tai va, tai ką dabar? Tai все, reikia Ferdinandai ieškoti pirkėjo, nes, kaip sakosi, viskas, galima judėti. Tuoj atvažiuos Henrikas, pasikalbėsim. Duok padėsiu. Pati paėsiu. Aha, sveiki, madam. Prašom. Savarankiška. Baik. Priekaištų tavo bijo. Kad aš nieko jai nesakau. Kas buvo, tas buvo. Tyli, Gabris? Tyli. Taigi šitas nuvarė. Pamokėjo. Oi, Ferdinandikai, užteks, blin, ten 200 štučkų, jokinga. Viena partija ir mes šokoladę. O kaip, užtat ramu. Jau turim pavyzdį. Jau savo? Taip. Ir tokį gryną, kad net įkvėpt pavojinga. O kaip, tik reikia ventiliacijos, vat, ir tada jau bus pirmi kilogramiukai. Reikės pirkėjo. O kur pavyzdys? Einu, parodysiu. Šau.
Duok mašinos raktelius. O tu kur? Parduotuvė. Šaldytuvas pustuštis. Tai palauk, kur tu nuvažiuosi. Aš pati nuvažiuosiu. Vyno paim, kad švesim. Prašom, madam. Einu atnešiu pavyzdį. Tu. В натурі. Пусто. Жіндрюха, а то gerai maitinai, Igliucha. Ko tu nori? Nu, o ko jinai čia grįžo zyzinti? Aš pati. Jinai pati sudarydavo sąrašą, aš viską nupirkau. Nesiskundė. Va. Čia milteliais, bet bus tabletėm. Tik tegul nedaro šimtinių. Tegul daro pusinės, nes nuo šimtinio labai lengva perdozuoti. Tai be nežinos. Jie veikia kaip banditai. Kaip gerai organizuoti banditai. Žinai, patys nušauna ir patys tyri. Jeigu tu pavargai, gali pasitraukti. Aš suprasiu. Ačiū. Tokių planų neturiu. Pavyko ką nors išknisti? Ne taip greitai. Reikia laiko. Tikrinam visus giminės. Kiekvieną akmenį pakelsime. Tuos banditus reikia sustabdyti ir mes. Tik mes tai galim padaryti. Ir mes tai padarysim. Jeigu manęs neatleis. Yra už ką užsikabinti? Ne. Aš švarus. Bet žinai kaip, padarys kokią reorganizaciją, pertvarką ir išsiųs kur nors į Tauragę. Ir ką tu? Manai, jie gali. Nenustepčiau. Dabar jie finansiškai stiprus. Iš sandario išėjo ir su pinigais, ir su narkotikais. Dėl pinigų aš abejoju. Nušovė, nes atgavo pinigus. Kitaip būtų įmetę į duobę kaip tą man girda. Kaip Dovydaitytė. O ką jinai? Dėl banio. Tai šiandien su juo planuoju susitikti. Klausyk, jinai dabar dirba mums. Pasistenk būti jai malonesnis, kad jinai jaustų palaikymą. Supratau, pasistengsiu. Bet žmonės nesikeičia. Žmonės nesikeičia, o pareigūnai taip. Žinai, mokykloje aš lankiau dramos būrelį. Mes vaidinom tokią Moriso Meterlingo pjesę Žydroji paukštė. Ir ten yra tokia scena, kur Dievas leidžia nuo debesies sielas į žemę. Leidžia vieną ir klausia, kuo tu norėtum būti. Sako, daktar. Leidžia kitą, kuo tu norėtum būti. Kaminkrečiu. Trečią, ten banditų nori būti. O Dievas atsidūsta ir sako, kad nors vienas norėtų būti dorų žmogum. Tiesiog dorų žmogum. Parodyk tu man. Nors vieną dorą pareigūną. Aš. Simonas Šarkys. Tai kada galiu sakyti bus? Po savaitės. Ne, po 10 dienų. Teisingai. Kiek? Dar neaišku. Ar 10, ar 20. Gerai, tada tariuos dėl 10. Laimingai.
Kažkoks man jisai keistas, Ferdinandai. Su mumis bazarino, jis nė karto nepažiūrėjo, vis kažkur iš šona. Tartum bijotų kažkokio klausimo. Tau jau paranoja rimtai. Figa sibė, kodėl paranoja? Čia tik pastebėjimas. Tugi žinai, aš mėgstu stebėti žmonės, analizuoti šitą, nu ir tą. Alio? Jo, nupirkau. Jau grįžt. Iki. Labas. Labas. Kaip tik rašiaus tau skambinti. Maniau, kad tu stovėsi prie gatvės. Aš stovėjau čia. Kokie planai vakarui? Tai tu siūlyk? O gal prisigeriam ir einam gąsdinti šunų? Nežinau, šitoj veikloj gal aš ne kokia kompanionė. Juokauju. Suprantu, tu turi vyrą. Todėl turėtum laikytis konspiracijos, ne? Čia būtina sąlyga. Tada žinau gerą vietą. Tai važiuojam. Sveiki, adresatas šiuo metu yra nepasiekiamas. Prašom bandyti vėliau. Išjungtas. Kaip? Keista. Žiauriai keista. Išjungtas. Blin, nu jo, nuvažiavo Bulkos į parduotuvę ir išjungė. Klausyk, o kur ta parduotuvė? Čia šalia. Tai Ferdinandai, davai gal šitą paliekėm, pažiūrėsim, nu, žinai, kaip po to streso, po visų šitų parkių, tiesiog galva išjungė telefoną ir sėdi, liūdį, psichuoja.
Nėra. Tai gal parduotuviai? Pažiūrėsiu. Aha. Ё! Drąsiau. Jauskis kaip namie. Gyvenu vienas, moterų nesuvedžioju, tik tu išimtis. Bliuzas? Patinka? Nu kaip, priklauso nuo nuotaikos. Taip kalbama, kad bliuzas yra nuotaikos muzika. Tada, kada tau yra blogai. Pavyzdžiui, numirė žmogus. Bliuzas. Nesėkmė darbe. Bliuzas. Paliko merginą. Bliuzas. Muzika gimus iš priespaudos Misisipės plantacijose. Man bliuzas padeda galvoti. Kaip Sherlockui Holmesui smuikas? Čia skambiai pasakyta, bet panašiai. Einu, atnešiu šampano. Kameros čia yra? Ne, ten prie parduotuvės, o čia nėra. Klausyk, Karina, aš nesupratau, tai ką jinai paliko bulkas, o pati kažkur nuėjo, o telefoną išjungė, tipo netrukdyk. Ne. Taigi sakė, kad grįžta. Jei kažkas atsitiko. Gabris. Gabris. Daugiau nėra kam. Jis išlaukia momento. Važiuojam. Kur, blin? Pas Gabrį, aha, jis ten sėdit, taip ir tavęs laukia. Jo? Nu, planiorkės reikia, geros. Karočiui, paimk Gabrį ir įkišti šaltą vonę. Reikia baigt su Gabriu iš vis. Jo? Ir ką, pašaut? Visą laiką spėsi. O ar po to turėsi laiko sėdėt iki gyvos galvos? Skambinu Gabriui. Ir ką sakysi? Pas jį, Iglė, pas jį. Ir ką? Tu jam sakysi, duok Iglę, jis tau šauks babkių. Nu, tu sakysi ne ir mes einam į tupiką. Mąstyt reikia. Ir viską gerai apmąstyt. Tai taip priejo ir nušovė? Ne, jis buvo ant motociklo. Privažiavo ir suleido keli šūvius. O kaip tu ant jo išėjai? Supranti, čia buvo toks atvejis, kad atrodė, kad tas biznėlis neturėjo mirtinų priešų. Toks beviltiškas variantas. Reikėjo gatvių kameras tikrinti? Tai taip ir padariau. Bet ieškau ne motociklininko, o paties verslininko mašinos judėjimo. Kodėl? Tai jeigu kas nors tave užsako, tai turi išsekti. Ir radau. Pasirodo, sūnėnas sekė 3 paskutinės dienas. Dieve. Verslininkas išvažiuoja iš namų, žiūrėk ir tas prisikabina. Koks motyvas? Verslininkas buvo sūnėnui fiktyviai užrašęs akcijų virš 1 milijono. Tai tas sugalvojo praturtėti. Kas toliau? Toliau buvo jau paprasta. Pasirodo, sūnėnas pirko motociklą savo vardu ir po to perdavė kileriui. Para be miego ir prisipažino. Nu, matai. Kartais iš pažiūros sudėtingi dalykai iš tikrųjų yra labai paprasti.
Tu man atrodai paprasta. Aš? Taip tu. Kodėl? Tu paslaptinga. Tai pirma, ką norėjau tau pasakyti. O antra, mūsų keliai susikirto neatsitiktinai. Tai bliuzas. Bliuzas apie moterį, patekusią į priespaudą.